nuo 2000 metų iki 2008 metų susirgimų skaičius vis didėja, tačiau nuo 2006 metų krūties vėžio atveju netgi sumažėjo, matomai dėka šitų profilaktinių programų. Pirmos, antros stadijos krūties vėžio atveju išaiškinama vis daugiau ir vis mažiau būna trečios, ketvirtos stadijos vėžio atveju. Taigi, pradėjus gydyti kuo ankstyvesnės stadijas, gydymas gali būti efektyvesnis. Pavyzdžiui, 2000 metais iš viso sirgo 9146 moterys, o 2005 jau sirgo 10178 moterys. Tai galima paaiškinti tuo, kad taikomas šiuolaikinis gydymas pagerina išgyvenamumą. Vienas iš svarbiausių rizikos veiksnių yra amžius. Tai yra 50-64 metų moteris, kurios ir serga dažniausiai. Kiek rečiau serga virš 75 metų moteris, tačiau jų skaičius taip pat nėra labai mažas.